tai laba diena. Esame jau 2024 metuose ir šiuo metu važiuoju į garažą. Per visą laisvąjį laikotarpį nuo darbo labai intensyviai ieškojau galinio karterio komplekto. Kadangi rinkos kainos diktuoja labai didelės kainas, o kadangi aš nenorėjau mokėti labai didelios kainos ir turėti visą pilną komplektą, kad nereiktų kažkokių papildomų varžtų pirkti ir visą kitą, tai pakankamai intensyviai ieškojau ir labai džiugu pranešti, galinio karterio komplektas jau pas mane ir labai už adekvačią kainą. Tai faktiškai grubiai rinkos kaina 300-350, karteris, pasijonis ir pompa su pajamėju už 150 eurų. Labai tuo džiaugiuosi, nes taip taupant biškį biudžeto pinigus, dirbam toliau prie motoro. Tai vat šiandien planas yra toks, kad važiuoju pasikrauti motorą, kaip tik va prisikabinau priekabą, pasikraunu motorą, vežu jį į plovyklą, kur man jį turėtų visą išplauti. Benzinų plauna, kas mane iš tikrųjų visai nustebino, net ir pradžiugino. Plausim su benzu. Pačio proceso nežinau, ar nufilmuosiu, nes tiesiog nuvežu žmonėm, kurie tuo užsiema, o dabar keliamės į garažą. Nu va, motoras pakrautas, pririštas, kad nepamest. Galim maždaug apibėgti, apžiūrėti, kaip jisai atrodo dabar. Čia va tokie va visokie prieaugimai apačioj. Čia va viskas apaugę. Purvinas, dulkinas. Čia va ypatingai baisu. Aišku, šita dalis čia viskas keisis, valysis, bet kaip ir dzin. Svirblį dėsim bembenį greičiausiai. Vienu žodžiu. Toks tas motoras, tai važiuojam, paliksim išplaut ir paskui matysim galutinį rezultatą. Motoras kaip ir nuplautas, kai važiuoju pasiimt motoro. Realiai bandysiu iš karto to pačiu vežimu išvežti Edvinui. Iš karto, kai pradės darbuotis prie to motoro, bandysiu gal ir nuvažiuoti iki jo. Tai šiandien yra penktadienis, labai liūdna. Bet savaitgalį pas save garaže dirbti negalėsiu, nes kažkas su elektros tinklu ir gavau iš pirmininko pranešimą, kad elektrą pradės tvarkyti tik tai pirmadienį. Jau visi darbai, kurie planuoti buvo garaže šiam savaitgaliui, atsikelia į kitą savaitę, o dabar važiuojam pasiimti motoro. Till the sunrise, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Nu va, motoras pakrautas. Kaip matėt, oro sąlygos žiauriai smagios. Tikra žiema, sausio mėnesis. Aišku, labai įdomiai vairuojasi su priekaba. Sninga, pusto, keliai nelabai valyti, bet iš tikrųjų per daug nepergyvenu. Pripratę važiuoti šonu, žinai. O šiaip tai būkit atsargus kely, nes tikrai slidu, po apačia dar va pašalę ir po tuos sniego sluoksnių yra daug kur ledo. Tai labai jaučiasi ir labai galima greit prisidaryti reikalų. Aišku, nesakau vilktis, nes labai tokių yra daug, kur neįpranta vairuotojai važiuoti slidžia kelio danga. O mes motorą pasikrovėm, pasiėmiau tokios specialiai automobiliam uždengti. Tentas, netentas, nežinau kaip jis vadinasi, uždangalas. Tai užsidengiau motorą
Skam jį plauti, jeigu vėl po to važiuosim dabar va keliu ir vėl gaus druskų viso kito brudo. Tai kad to išvengt, pasiėmiau tą uždangalą, užsidengiau, tikėkimės nenupūs parašiutų, bet turėtų viskas būti gerai, nes su diržais prisitraukiau ir patį tentą aptraukiau aplink motorą. Tai dabar važiuoju į garažą susirinkti visų atsarginių dalių ir susirinkęs visas atsarginės dalis važiuoju trupas Edviną Litvinską. Tiek žinių, keliamės į kitą kadrą. Nežinau, ar dar filmuosiu, kaip čia atrodo kelias. Šiaip galbūt ir gerai įjungt kamerą. Netyčia, jeigu nusirašysiu, žinosit, kur veškę pasiimt. Ką, važiuojam pas Edvi. Praeitą dieną aš jam nuvežiau motorą, bet nenufilmavau, kaip mes jį iškeldinėjom, nes ten viskas vyko labai greitai, kaip neįpratę čia visko filmuotai. Čia taip ir gaunasi, kad biški bus, biški nebus, bet nu kažkaip. Dar turėtų Edvis būt nepradėjęs jo ardyt, šiaip aš neklausiau, bet aš taip įsivaizduoju, kad gal nepuolė iš karto ardyt, nebent labai darbo norėjo, tai pamatysim nuvažiavę. Gal bandysiu pašnekint Edviną, kad jisai pasipasakotų, kokie jo planai, ką jisai planuoja daryt, kokią mašiną rinksis. Jau visi, man atrodo, kas mumis seka, turbūt žino. Ir kas Edvinas seka, Nissanas yra parduotas, bus įdomesnis kažkoks modelis. Vienu žodžiu, važiuojam pas jį į garažą. Kiek valandų? 10. 3 minučių 10, miegoti laikas. Nu tai Edvi papasako geriau apie savo ateinantį sezoną. Dėsi veškę? Rinks veškę, Rinks veškę, ne savo. Edvis tas motoristas. Nesąmonė mušti. Tai gerai, ne kitam sezonui koks planas? Panašus, manau. Užsimt nesąmonėm, rinkt babkės, kad išvažiuotų šitą nesąmonę. Koks motoras čia eis? Tas, kur po tavo šiukšliam guli. Pagal dydį spėju 6 cilindrai, ne? Ne, 4. 8 turbo, žinai. Caškė. Caškė? Pati patikimiausia. Jim paveipis, nes jau nusišnekė. Tai ką gali papasakoti apie savo GT86 arba Subaru BRZ, nežinau, čia BRZ turbūt, ne? Ja, čia Subaru. Tai va, aišku, nu gerai. Faktiškai projektas vertas įamžinimo, sakyčiau. Kaip bus baigtas, jeigu bus baigtas. Apskritai realiai procesas turėtų būti įdomus, konstruoti viską. Kol kas tai ne. Ne, kol kas kebuliniai darbai, tai išveist viską, prasivėlint. Kas jau beveik padaryta? Beveik. Va, viskas Šikną padaryta. reik nupjauti, reikia bodžio, kad... Nu tai pjaunam tą šikną, aš nesuprantu, pažiūrėk, kiek Bodžio šarūnas neturim. darbo įdėjo, va. Nu, skarda nuimta, gražiai viskas. Nu, Tai šitus va, va visus tiek. presgavykus nuimam. Čiagi išpjovėm, Jėzus Marija, tai čia Išpjovėm. skundės, kad Šarūnas bandė nubrėžinėt, nepavyko. nepavyko Kantrybės pritrūko. susinervinau, trenkiau, aš tą saktuką va tepą ir išėjau. Tai ką čia bandai? O čia buvo tokie. Ai, Čia va, jo. pagalbinės tos Labai- kardos. Jo, Va čia va su nėjo panelėm. prieit prie šitų, bet aš čia neįsivaizduoju, kaip jis čia priėjo prie jų. Tiesiog paėmiau ir priėjau tiesiai. Tiesiog. Ir daug streso buvo, aš jau ir taip ten nugrėžiuojau daug, tai... Nebėra ką gręžti. Taigi lempų tas vietas dar sakei. Bet tu žiūri visas siūlės persiverinės, ne? Dar ne visas, bet Didžiąją dalį, didžiąją dalį. o persiverini nes ir sakai, kad realiai pilno roll cage'o neužtenka tam tvirtumui, dar papildomai norėjai visas siūlės persiverinti. Užtenka visko, bet pasidarė ir pamiršai, kaip sakė. Vietiniai Ką? svaršikai rekomendavo. Ai, supratau. Kai kempas yra ir galimybė yra, taip, darbo atrodo nedaug, bet
Yra ką veikti. Nepamaišys. Kempas yra, rankos abi ne kairios. O dabar turiu dar kitą klausimą, ten va yra plokštelės, ane, ir dar kitos plokštelės su skylėm. Nu, Ir kam jos reikalingos? čia buvo rollbaras. Ai, supratau, jau dabar aiškėja vizija, kad čia šitas kėbulas jau buvo pradėtas daryti sportui. Jo, ponas misteris Ramoška buvo pradėjęs kažką daryti kaip su visom mašinom, kurios paskui į marčias išėjo. Tai tiek ir buvo padaryta, buvo rollbaras dėtas. Bet kadangi rollbaro aš norėjau pilnų, tai gal kam rollbaro reikia. Į GT86? Pritaikyti galim ir į Žigulį. Pripjausim, pavirinsim, viskas bus gerai. Kempas yra, rankos ne kairios. Ta dizelio karterį, kaip suprantu, plausi. Tai biškį paplauti. Žinoma. Bent skudurų tos žvyrą išvalyta ir gerai bus. O tai koks čia motoras šiaip? Turi Merso motorą. Ten irgi turi Merso motorą. Tik biški siauresnį ir ilgesnį. 3.2. Ir gerokai aukštesnį. Kas yra Klausimas, kaip čia tilps viskas. Tam kėbulė Subaru motoras. kuris yra va toks va. Vietos į šonus daug, bet į aukštį nieko nėra. Pats kėbulas prašosi vaškis. Pats kėbulas gal vaškis norėtų, bet ne, pabandom kažką naujo. Nu, džizekų sukiša, tai sukiša ir Čia dabar jau mada, jau nebeįdomu. Mažai tokių mašinų, mažai tokių motorų važiuojančių pas mus. Yra, bet mažai. Mažai kas žino. Nu, neplyta B30. Parduota, tarp kitko. Tarp kitko, Švedijoje, nu šiaip užsienį tai populiarus motoras. Švedai dabar irgi labai pamėgė tą motorą. M104. Tai yra Mercedeso M104 motoras, 3.2 benzas ir jisai eina atmosferikas. Atmosferikas, nebuvo trupa. O tavo planas? Su 100 kW veikia. Viskas aišku. Bandys vienu žodžiu atrast naują džiaizeką iš Merso paskirties. Neatrast. Nu, jau atrastas, bet jį bandys įkišti į GT86. Tai... Vietos turim tiek. Aha. Tai priekį nepamirškim, kad dar tai jis gal tokiam aukštinis. Interkuleris priekį. Tai įtariu dar gali tekti ir kapotą biškį modifikuoti. Jo. Panašaus. Ne tik kapotą. Mažiausiai kapotą reikės išpjausti. Traversą, priekį valkį, nežinau. Dar iki matavimų. Reikia traversą persivalint, kad kolonkė priekį būtų. O ir BMW detalių, BMW kolonkė.